Labą diena. Šiandien mes turim pozityviosios tėvystės laboratorijoje, kuri yra Plungės rajone, Varkalių kaime. Labai gerbiamą, lauktą ir įdomų svečią iš Italijos, Massimo Bianco. Nežinau, pataisykit, ar gerai pasakiau vardą ir pavardę. Teisingai pasakai. Ir šiandien norim pasikalbėti apie paprastus, bet kartu ir labai svarbius dalykus. Massimo yra gal ir pats jūs pasakysit, iš kokios nuostabios šalies? Iš Italijos? Aš esu iš Italijos, gimė Turino mieste, šiaurė Italijoje, netoli Prancūzijos sienos, bet jau Lietuvoje esu nuo 2000-ųjų, tai reiškia 25 metai beveik. Aš esu iš kunigo Bosko kongregacijos, salezietis ir kunigas. Ir būtent esu buvęs Vilniuje, Kaune, ir dabar Telšiuose. Dirbu dabartiniu metu Borisevičiaus gimnazijoje. Tai mums didelė garbė pozityviosios tėvystės laboratorijai sulaukti tokio įdomaus svečio. Ir žinau, Massimo, kad jums yra tos pačios temos įdomios, kuriomis ir mes domimės - vaikų ugdymas. Ir kadangi aš apsirgau Italijos kultūrą ir pradėjau mokintis italų kalbą, sono molto felice, dar frazių nedaug žinau, bet ir noriu pasikalbėti apie vaikų ugdymą, kaip pas jūs Italijoje, kaip jūs matot ir kokia svarba yra teikiama kaip tėvai, seneliai, auklėjant vaikus, į ką akcentuojama, kas italų kultūroje yra svarbu auklėjant vaikus. Galiu pasakyti, kad ne tik Italijoje, bet visur Lietuvoje pirmasis būdas auklėti vaikus yra savo šeimoje. Šeima yra kaip lopšynas, kaip lizdas, kur kiekvieną iš mūsų irgi buvome priimti. Ir kas yra charakteristikas iš Italijos, kad šeimos ryšys yra stiprus pagal tradiciją, ypatingai jeigu yra vaikai, mama turi savo vietas kaip centras šeimoje. Ir pavyzdžiui, pastebėjau vieną paprastas dalykas, kaip pietus ir vakarienė. Dažnai Lietuvoje dėl darbo, dėl kitos dalykos, dėl mokyklos visi šeimoje valgo atskirai. Ar kartais viena ateina, atidaro šaldytuvą, kažką valgo, paskui vėl išeina. O pas mūsų tradicijoje, ypatingai per šventes, bet tik per šventes, yra sėdėti prie stalo kartu. Nes, kai sako viena patarlė itališkai, prie stalo žmonės nepasengsta. Tai reiškia, mes džiaugiamės būti ir kartu, panašiai gal kaip Anglijai prie arbatos, nuo tokia 5 valandą, nėra tik gerti arbatas, bet bendrauti, būti kartu. Pas mus irgi yra ypatingai pietus, kuris yra pagrindinės, arba jeigu negalima, bent vakarienė. Mama dažnai yra ta, kuri ruošia maistą, kaip Lietuvoje, tikriausiai rūpinasi. Svarbu irgi yra kovoti prieš naujų priemonių, kurie yra, sakysime, patogu, bet mums atitolina, pavyzdžiui, internetą, telefonai, planšetinė, visos dalykos. Man patiko reklama iš vienos firmos, kad reklamuoja tą ryšių dėžę, kur palikti telefonai, kaip irgi mokykloje, bet prie stalo, nes kartais žmonės nepastebėjo, kai gimė broliukas, pavyzdžiui, arba kai šunukas jau mirė prieš 3 mėnesius. Ta prasme, atitolino nuo realybę. O šita problema yra ir ne tik Lietuvoje, bet ir Italijoje. Ir kita vertus, mes negalime grįžti atgal į 19 amžiaus, neturėti ne elektros, ne telefonų, ne kompiuterį. Bet kiekviena įrankis svarbu yra, kaip susitarti, saikingai naudotis. Ir manau, kad irgi yra aktualus šeimoje padaryti kažkokią kompromisą arba sutartis apie tos dalykus. Bet nuo mano patirties truputėlį skiriasi Lietuva nuo Italija, dėl to, kad
Italijoje labai vertinamas šeimos ryšys ir ypatingai motinos vieta. O kaip, vat, koks jūsų iš vaikystės prisiminimas stipriausias, jeigu prisimint, dar buvo kitas laikmetis, tada technologijų nebuvo, mūsų vaikystės laikais, mes ir kompiuterių neturėjom, telefonų nebuvo, buvo tik laidiniai. Ir aš labai gražius prisiminimus turiu, mes daug žaisdavom kieme, mes turėdavom atsakomybės, darbus, kadangi aš augau kaime. Ir tokie gražus būdavo pasisėdėjimai, pašnekesiai. Kokie jūsų tokie šviesiausi prisiminimai iš vaikystės? Taip, iš vaikystės aš esu ne buvęs kaimes, bet mieste, Turinas yra pakankamas didelis miestas, bet prisimenu vaikystėje kieme, susirinkdavo keliasdešimt vaikų iš apylinkės ir žaisdamos įsisai, nesvarbu ar žiemą ar vasarą, ir visada po pamokų bėgdamo žaisti ir spontaniškai, aišku, berniukai daugiau žaisdami futbolą, užtekdavo imti porą strukytės ir padaryti vieną vartų į kitą pusę, kitą du megztinės į kitą ir vieną kamuolys ir viskas. Ir žaisdama. Arba su kito draugo krepšino darydamo su viena dėžutė iš vaistų, nuėmėm dugno ir įkišome į dvorą ir žaisdama. Panašiai, paprastai nereikėjo daug elektroninių priemonių, bet buvo linksma. Dar turint dviratukas, tada pagal laikus organizuodama vargę su dviračiais kažkokie, arba su pačiūžiais, įvairiai, bet prisimenu su truputį nostalgija tokiu laiku, kad neturėjome daug priemonių, bet turėjome daug draugų. Ir panašiai gal ir Lietuvoje dabar keičiasi ir situacija Italijoje. Gal žmonės irgi bijo daugiau, mes nebijodamo, kartais buvo truputėlį irgi, kai vaikai susibrauždavo kažkaip ar koją. Užtepdavom, užklijuodavom ir toliau eidavom žaisti. Ir tėvai nepanikuodavo ir žaisdavo. Vienu žodžiu, gal dabartiniu metu suprantu, kad vaikams yra mažesnė gal vietos, ypač miestus, gal dar kaimės ar... Daugiau tos laisvės, Taip. Bet tas, kaip jūs sakot, saugojimas vaikų kartu atima iš jų drąsą veikti, tyrinėti, žaisti, patirtą džiaugsmą. Daugiau dabar tėvai saugo vaikus ir vaikai netenka tos galimybės, tų patyrimų, to šypsenos, to džiaugsmo. Aišku, suprantu tą balansą ir kartais nėra lengva, aišku, mūsų tėvai, mūsų mama paskui kviesdavo ateiti į namus, prižiūrėdavo, bet... Pastebėjau, kad Lietuvoje vaikai yra pakankamai savarankiškai, pavyzdžiui, dar mažukai eina į mokyklą su savo kuprinė, dažnai vieni, ir pakankamai saugus aplinkos. Dabartiniu metu Italijoje nelabai įmanoma tos dalykus miestuose, nes visi bijo, bet duoti vaikui savarankiškumas ir drąsos, kai sako, ką galėtų pats padaryti ir pasitikėti savimim, svarbu, kad nebūtų pilna kompleksų arba kartais tėvai yra per daug hiperprotektyviai, jie norėtų, jeigu galėtų su mašina iki klasę vežti savo vaikus. Reikia truputėlį irgi pasitikėti kitiems. Taip, kad vaikas dais pats. O vieną dalyką, kuris pastebėjau dėl ugdymo, nežinau ar klystu, bet iš patirties ir įskaitimų, kad vyriška figūra Lietuvoje truputį yra nelabai stipra, kaip sakyti. Vaikas dažnai yra tarp moterų ir namuose, kartais tėčių nėra, ir mokykloje 90% mokytos yra moterys dėl įvairių faktorių. O Italijoje, pavyzdžiui, yra kitaip, mokykloje maždaug 50-50 vyrų ir moterų. Ir ta vyriška figūra yra ir svarbu, kad vaikas ar mergaitė ar berniukas augtų. Čia ir yra kita problema, kad dauguma šeimų yra neidealiausia situacija. Nėra tėčio, mama ir vaikai, bet kartą ar tik mama, arba močiutė geriausiu atveju.
šitą gal duoda irgi truputėlį atsunkina. Tikrai taip, jūs čia labai tiksliai pastebėjote, aš irgi matau tą, kai jeigu šeimoje taip susiklosto, kad viena mama, pavyzdžiui, augina berniuką, tai dažnu atveju mes norim tada tą sūnų apsaugoti ir visą tą meilę, kurią galėtumėm duoti vyrui, tada duodam sūnui. Ir kokį pastebėjau tokį paradoksą, tiesiog pamastymui, pasižiūrėjimui kiekvienam, kas vyksta aplinkui. Jeigu mamos vienos auginam, labai saugom, globojam tuos berniukus, o jeigu auginam mergaitės mamos, tai mergaitės ugdom, būkit stiprios, reikia gyvenime kovoti ir tarsi vyksta toks vaidmenų apsikeitimas. O berniukam yra sudėtinga, jeigu mokykloje moteris, tai jie neturi to vyriško elgesio pavyzdžių. Ir tada jie susiduria su sunkumais, jie tarsi išmoksta būti mamos užtariami, globojami, o iš jų tikisi paskui, kai jau jie paaugliai, kai sukurs savo šeimas, iš jų tikisi būti vyrais, kad jie būtų vyrais. Ir turėjau tokį pavyzdį, kur man paauglys, kuriam apie 17 metų, man sako, vat mama nori, sako, tu jau beveik suaugęs, esi paauglys, eik kirvi, imk kirvi ir sukapok malkas, nes einam dabar kept šašlyką. Ir sako, aš stoviu, aš nežinau, ką su to kirviu daryti, nes mama liepia eit kapot, aš niekad nemačiau, kaip tai yra daroma. Aš sako, galiu iškepti blynus, nes kartu su mama blynus kepu. O dabar mama tikisi, tarsi suėjo 17 metų, tu turi elgtis vyriškai, bet jis man sako, aš nežinau, man stresas, aš niekada to nedariau. Ir apie tai, ką jūs sakot, yra didelė problema ir kartais mes nesusimastom, nepagalvojam, bet dabar, kai apie tai išgirdat, tai vadinasi, nieko čia baisaus, reikia dirbtinai ieškoti, kurti tokias situacijas, ieškoti giminių, bendruomeniai, kur būti tame rate, bendrauti ir tiesiog su treneriais pasikalbėti, kad berniukai galėtų perimti tą pavyzdį ir kur tokią bendruomenę. Dar vienas aspektas yra seneliai ir močiutės, nes kas gyvena dideliuose miestuose, kartais negyvena su močiutės seneliais. Ir aš vaikystėje turėjau progą vis tiek aplankyti dažnai ir senelis močiutė turi daugiau laiko, daugiau patirties. Jeigu yra tikrai formuojasi ryšys stiprus su savo anūkais ir čia yra pliusas, nes kartais tėvais irgi skuba, turi darbą, turi kitus dalykus, o senelis močiutė neskuba ir gali tikrai duoti gerą, pozityvinę įtaką savo anūkams. Čia yra labai svarbu. Kartais mes iš visuomenės esame pripratę, kad seneliai močiutės yra daugiau kaip nereikalingi, izoliuojami į globos senelių namuose, kur jie irgi selvartauja. Jaučiasi vieniši. Aš galėčiau sakyti, kad kur yra galimybė palaikysim ryšį su savo seneliais, savo močiute, kol jos yra, nes yra tikras lobis. Ir tartito popiežius Pranciškus paskutinį metą labai vertindavo, nes įsteigė senelių dieną krikščionams, kad prisimintų, kad tie, kurie yra pagyvenęs, pirmiausia, augino savo vaikus, turi galimybę padėti savo anūkams ir nėra nereikalingi, yra lobis. Bet čia yra irgi suprantu, kad visuomenė yra kitaip, bet reikalauja mūsų truputėlį, sakysime, permąstymas ir pareguliavimas savo elgesio. Tikrai taip. Jūs čia tokius svarbius klausimus palėtėt. Aš taip pat, kadangi konsultuoju šeimas, dažnai girdžiu iš tėvų, seneliai trukdo, seneliai lepina anūkus, seneliai viską leidžia. Bet aš turiu labai gerą atsakymą. Tik šalia senelių anūkai jaučiasi princais ir princesėmis. Ir tas laikas, kur jie gali, kaip Masimo sakė, stiprinti ryšį, jis yra labai trumpas. Mes nežinom, kiek laiko seneliam yra skirta ir kiek jie gali duoti, ar tų galimybių, kiek jie turi. Gamtoje nieko nėra nereikalingo. Ir seneliai yra didelis lobis. Tiek metų jie nugyveno, kiekviena jų mintis yra paremta gyvenimiška patirtim. Ir jie gali būti, kalbėtis, bendrauti, perduoti visą tą patirtį anūkam. Tai yra lobis. Ir tikrai raginu įsiklausyti į
Masimo mintį ir kurti tas sąlygas, kad kuo daugiau anūkai galėtų pabūti, pabendrauti su seneliais, kažką kartu nuveikti, kad turėtų tuos prisiminimus, nes tai yra gyvenimiško sukaupta patirtis, elementaru. Teko būti Šveicarijoje. Ir vienas senjoras, veiklus senjoras, ir aš galvau, kad jis juokauja, gal jam 70 metų, mums kartu su juo davė tokią užduotį užkurti pečių. Ir jisai nuima rinkius, atidaro dureles ir pradėjo malkas virš pečiaus per rinkius dėti. Sudėjo tų malkų daug, sako, taip lyg juokaudamas, lyg tokio klauno pozicijai. Ar čia dabar taip užkurti? Aš galvau, kad jis čia tik šiaip juokauja, bet paskui žiūriu, jis nemoka užkurti pečiaus. Ir tada aš ištraukiau malkas, parodžiau, kaip užkurti ir aš klausiu, ar tu kažkaip leidai laiką su savo seneliais? Ne, sako, mano seneliai gyveno atskirai. Tokius elementarius dalykus, patirtis, užkurt laužą, kasdieninius įpročius seneliai gali padėti išsiugdyti savo anūkam. Dar vienas aspektas į savo vaikystę irgi pirmą kartą susidūriau su mirties atveju šeimoje, kada išlydėjo, buvo palaidotas mano senelis, paskui močiutės. Irgi vaikams turėti ryšį su garbingo amžiaus žmogu padeda suprasti, kad gyvenimas vis tiek turi savo pradžią ir savo pabaigą. Ir kad gal tas senelis močiutė dabar yra lėtesnė, nes fizinės yra po truputį gydymas, bet irgi galima suprasti, kad ir mes tai būsim, jeigu Dievas mums duos ilgai gyventi, tikrai nebūsim forever young, jauna amžinai. Ir tada svarbu, kad irgi nebijoti apie tą žodį mirtis. Aš prisimenu irgi, kai kunigas vieną kartą palaidom vienam senelis, buvo tai jis tėvai ir turėjo 2 vaikus, 7 ir 9 metai maždaug. Ir paliko mašinoje, sako, mes nenorime įsgąsti mūsų vaikus. Aš neprieštaravau, nes yra jo sprendimas, bet galvoju, negerai, vis tiek ir vaikas gal 7 metų, jau gali suprasti, kad gyvenimas turi pradžią ir pabaigą. Ir vis tiek anksčiau ar vėliau jis susidurs su mirties atveju. Tada, man atrodo, buvo geriau, kad mano tėvai mane palydėjo prie savo senelio karstą ir paskui kapinės, nes toks yra gyvenimas mūsų. Vienu žodžiu, irgi šitas aspektas gal yra nemalonu kalbėti, bet yra svarbu, nes yra, gal mūsų visuomenė iš vieną pusę daro visokių filmų, kur žudoma bet ten vaikai galvoja, kad tai yra tik filmas. O paskui realybė neturi patirties apie irgi mirties atveju, ar apie ligonus, pavyzdžiui, aplankyti ligonus. O manau, kad yra labai svarbu, jeigu, pavyzdžiui, tu neturi namuose, bet kad organizuoja Caritas ar kiti ir mokykloj, aplankyti senolius globos namuose, daryti kokią šventę jiems. Ir taip matosi, kai jie džiaugiasi, matydami tai vaikų, nėra jo vaikai, bet vis tiek, kuri priima gražiai, duoda jiems dėmesio arba aplankyti ligonus. Čia labai gražus dalykas. Ir manau, kad irgi ta savanorystė ir vyksta ir Lietuvoje, maltiečių ar kitų karitiečių, skautų, nežinau, labai gražus, nes būtent duoda daugiau ryšių tarp įvairių kartų. Taip, čia tokius svarbius dalykus paminėjot. Ir tos kartos, patirties perdavimas, pats santykis, ką aš dabar stebiu, nebėra visuomenė toks bendras, nebėra vertybė, bet iš tikrųjų tai yra didelė vertybė, kad nueiti kitiem ir vaikas mokosi ir mato, kaip galima padėti vyresnio amžiaus žmonėm. Ir turiu nemažai atvejų, kur tėveliai kelia klausimą ir klausia, kaip pasielgti, mirties atveju. Ar palydėti, parodyti, kaip tas viskas atrodo, ar vestis į kapines, ar tiesiog pasakyti ir po to nuvesti ir paaiškinti vaikui. Nemažai yra skaudžių atvejų ir patirčių, kur tėveliai norėdami apsaugoti savo vaikus viso to atriboja vaikus nuo to proceso ir paskui, kai nuveda į kapines ir sako, va čia tavo tėtis ar tavo senelis ar močiutė ir vaikas sako, tai mes išimkim jį, kaip iš čia gali būti ir tada būna šokas. Ir tas gaunasi iš tokio, tarsi mes norim ir gyvenam tokioj pramoginiai kultūrai, kad vaikui viskas būtų gerai, jis būtų tik linksmas, bet gyvenimas jis yra toks. Ir labai palaikau tą mintį, kad reikia
vaikai gyvena kartu su mumis gyvenimą. Ir kaip mes tas situacijas pristatom vaikui, reikia vaiko kalba paaiškinti, kad taip yra. Ir jeigu jis tame visame dalyvauja, jis tą išgyvena, tada formuojasi vertybės, kad žmogaus gyvybė yra vertybė. O dabar ką mes turim? Jaunuoliai žaidžia įvairiausius žaidimus su vienas kito gyvybė, ten kažkoks yra paspaudžia, nekvėpuoja, atsistoja, palpsta ir jiem tai yra juoko formai. Bet tai žmogaus gyvybė tai nėra juoko formai. Ar kaip paminėjot filmus, ateina jaunuoliai, psichiką veikiančių medžiagų perdozuoja ir jiem pati gyvybė tarsi nėra vertybė. Nieko, sako, nuvažiuosiu pas medikus, jie išvalys organizmą ir aš toliau gyvensiu. Bet tai gali būti, tas perdozavimas, gali būti paskutinis kartas. Ir man kartais susidaro įspūdis, tarsi aš gyvenu traileryje, žaidime, kažkokiam geime ir kad realus gyvenimas yra tas pats, kas virtualus žaidimas. Taip. Bet taip nėra. Ir va čia yra tas didysis pavojus, kad jaunuoliai įsivaizduoja, kad gyvenimas yra tas pats, kas vyksta virtualiam žaidime, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai va ką jūs sakėt, priartinti vaiką prie pačio gyvenimo, prie buities, prie darbų, su seneliais kažkokius dieną praleisti, darbus atlikti arba tuos kasdieninius ritualus. Ir mes kartais net nesusimastom, bet tai yra didelė vertybė. Tas įpročius elgesio, kuriuos vaikas susiformuoja vaikystėje, įpročiai, tai ir yra žmogaus likimas. O seneliai gali padėti anūkams susiformuoti tinkamus gyvenimiškus įpročius. Ir kaip paminėjot, aš matau dabar mūsų lietuvių visuomeniai, gal tas pats vyksta ir Italijoje, kad labai didelis fokusas į akademinius pasiekimus, kad mokėtų skaityti, rašyti kalbų, o gyvenimiški įgūdžiai, kurie nulemia to žmogaus kokybę, laimės pojūtį, tarsi lieka šone. Tu turi būti geras matematikas, žinoti kalbas, o koks tu esi žmogus, tarsi nesvarbu. O viena pliusas, kad radau Lietuvoje, šalia tų dalykų yra ryšys su gamta. Nes Lietuva dar saugojo miškų, sodų, sodėlio kečia ir Tarojus kampelis, kurį žiūrėjau šiandien. Italijoje mažiau yra tų galimybių. Yra svarbu, kai vaikai irgi turėtų galimybę, dar geriau su savo šeima, būtent būti gamtoje, kad tėvai praleistų laiką su jais gamtoje, kad matytų, kad pienas, pavyzdžiui, nėra pagaminama parduotuvėse po keliuose, bet iš karvių išeina, net čia nėra taip aišku vaikam, arba susitikti su višta, su katina, su šuo ir su daržos. Ir atrodo, bet irgi, kaip sako, irgi eksperimtuoju kartais, kada sakiau ir jums anksčiau, kada nervuoju, man padeda eiti gamtoje, pasivaiščioti, gamta gydo, vienu žodžiu. Gydo be kokio amžiaus ir tada sakyčiau tėvams, aišku, kiekvieną gali daryti, kai nori. Nebūtinai reikia pakuoti šeimą važiuoti į kažkokią Egiptą arba Turkiją, Šarmą į Šeikas, bet galite į sodą ir praleisti kokią laiko gamtoje ir kartu. Ir tikriausiai gamtos terapija. Taip, ir matysite, manau, kad tikrai šitą padeda gražiau gyventi. Ir turiu pavyzdys Italijoje. Viena šeima turi du vaikus berniukus, labai nervingus, labai nevaldomos mokyklai, persikėlė į kaimą, jis išėjo nusiramino. Man sakė, tėvai po kelių mėnesių, nes būtent aplinka, ten buvo įtampos, trūžmas ir taip. O ten gamtoje yra faktas, tu žiūri, kaimo vaikai ir miesto vaikai labai skiriasi nuo to, nes sakyčiau, kad aišku, gal nėra neturtingi kaip mieste, bet yra turtingi, sakysime, sveikatos požiūrį. Sveikatos požiūrį, emocinę, tą gerovę, ramybę vidinę. Taip. Ir va, ką jūs pasakėt, man natūraliai, va tam, kaip įvardino Trojaus kampelyje, norisi daryti stovyklas, norisi kuo daugiau iš didelių miestų ir ne tik, ir čia iš Plungės pritraukti jaunuolius, vaikus į gamtą ir kad jie čia pajaustų gamtos terapiją, būdami kartu, bendraudami, žaisdami kasdieninius žaidimus, lyg ir paprasti dalykai čia vyksta, bet kaip aš sakau, ir ant akmenėlio gali įvykti stebuklas. Jeigu vaikas atranda save, būdamas gamtoje, pamato, kad
jį priima, kad jis sugeba nusiraminti, o ne tik, jeigu būna klasiai, nesvarbu ar šeimoje, ar su draugais, yra kažkokie iš išorės, tai kas jie erzina, triukšmas, kažkokie šviesos, efektai, tie patys kompiuteriniai žaidimai. Ir jeigu čia atvažiuoja į kitą aplinką ir tarsi jie pasikeičia ir jiem tas patyrimas yra aukso vertės, nes jie pamato, kad jie gali elgtis kitaip ir atsiranda pagrindas naujiem įgūdžiam, taip jie išmoksta savo padėti. Ir aš tame matau labai didelę vertybę, tai labai kvieščiau vaikus, tėvelius užregistruoti į stovyklą ir kad jie galėtų savaitę laiko pabūti gamtos aplinkoje su bendraminčiais ir kur orientuota viskas į kūrybą. Ir šiandien kartu mes su Massimo, galvoju kaip teisingai kirčiuoti Massimo, buvom nuostabioj bendruomenė šventėje Jucio progimnazijos mokykloje, kur ir jūs džiaugiatės vaikai, tėvai, bendruomenė. Kartu mes bendradarbiaujam, turim vaikų dienos centrą mes, kur kartu susitikom, traukėm virvę, žaidėm, piešėm, netgi užrašėm savo vardus armėniškai. Taip, kiek daug tai duoda tie susitikimai, galėjom pasikalbėti. O vaikam ką tai duoda? Vaikai pamato, kad mokytojai, tėvai, seneliai, kunigas, edukatorė, visi esam žmonės ir visi būnam kartu ir jie perima tas patirtis. Kaip jie gražiai susivienijo, kai traukėm virvę prieš vaikai, prieš suaugusiuosius, pradėjo 8, o paskui, kad draugus palaikyt, kad prieš tėvelius ir vyresnius laimėtų, tai visi 20 jie sukibo, kad tik išpeštų pergalę. Ir aš manau, kad tai yra labai didelė vertybė, tokie susiejimai, kur visi kartu bendraujam, kalbamės, veikiam, tai labai daug duoda. Aš manau, kad pas jūs Italijoje ta bendruomenė, pradedant šeima, kad po vienu stogu, jeigu gyvena seneliai, tėvai, anūkai, ar dar jeigu dėdės, tetos kažkur aplink ir yra stipri bendruomenė, jeigu kažkur šeimoje kažkam maža ką, gyvenime visiems visko nutinka, vienose šeimose pritrūksta resursų, tai tada ta išplėstinė šeima suremia pečiais arba bendruomenė. Tai ir pas mus Lietuvoje šita sritis yra stiprinama, bet tas stiprinimas prasideda nuo mūsų pačių. Mesgi galim, jeigu mūsų resursų užtenka, mes galim ištiesti pagalbos ranką vieni kitiem. Jeigu, pavyzdžiui, yra vaikas, kuris agresyviai elgesi klasiai, grupiai, mušasi, negražiai kalba, tai mes, jeigu pasižiūrėsim į tą vaiką ir jo elgesį kaip į pagalbos šauksmą, tai mes padėsim tai mamai, gerų žodžių padėsim tam vaikui, bet ne Facebook'ose ar kitose grupėse nekritikuosim, ne savo tą pyktį išliesim negatyvę linkme, bet iš tikrųjų padėsim. Tas būrtis bendruomenėm, kad žiūrėt, jeigu kažkam pritrūksta resursų, kuo aš galiu padėti, bet ne dar daugiau apsunkinti kritiškų žodžių. Tas kiekvieno žmogaus mes nusprendžiam, kokie žodžiai išeina iš mūsų lūpų. Tik mes, niekas negali mums pasakyti. Ir pasižiūrėti, kad ta bendruomenė būtumėm tokie draugiškesni, vienas kitam empatiškesni. Ką aš pastebėjau Italijoje ir kodėl apsirgau tai italų kultūra. Nusivežiau žaidimą, kurį sukūriau, Zosės veiksmų žodžiai. Ir profesoriai universitete pasakiau, kad domiuosi pozityvios tėvystės tema. Vau, sako, kokie tyrimai, kaip čia viskas svarbu, čia reikia ir mum tokių žaidimų. Tas bendras toks požiūris į palaikymą, į pasidžiaugimą vieni kitais. Ar jūs turite tą prisiminimą iš vaikystės, kad kažkaip vieni kitus, kaimynai kaimynus šeimoje, kad žmonės vieni kitus palaiko, nes man įdomu, iš kur ta kultūra tokia, kaip jinai susiformuoja. Aišku, prisimenu iš vaikystės, pavyzdžiui, yra įvykius kaip Kalėdos laikas, kada visi Italijoje nori grįžti į namus bent per Kalėdų pietų, Kalėdų dieną. Čia yra kūčios, vakar mums nėra kūčių, bet yra Kalėdų pirmąją dieną pietus. Ir prisimenu, tradiciškai mūsų šeima važiuodavo visada pas tetą, pusbrolis ir senelis, ir ten buvo didelis stalas ir tokie ritualai, ir paimdavo per televizorių palaimę iš popiežių, paskui visi kartu dalindavo tą laikas ir, aišku, galvoju irgi apie bažnyčią, kartais žmonės gal, nežinau, gal kunigai irgi turi savo atsakomybę, bet mato daugiau
kabutėse kaip prekybo centrą religinį. No, man reikia pirmos komunijos, tada siunčiu vaikas, paskui ištraukiau. Reikia sudvirtimų, siunčiu, paskui sudvarkiau. Ne, turėtų būti bendruomenė, kad priimtų žmonės su savo džiausmo ir skausmo reikalomis ir kad sukurtų, bent kad susipažintų vieni kitiems. Yra gražu irgi korai, grupės, mamos, tėvų ir taip. Ir po truputį sukurti tą gyvą bažnyčią irgi yra vienas elementas, kai iš savo pusės, sakyčiau, yra svarbu. Ir gal Italijų temperamentas yra truputėlį palankesnis, nes mes mokame dainuoti, giedoti, gal klimatas šiltesnis, bet vis tiek svarbiausia yra, kad žmogus iš vidaus turėtų tą norą bendrauti su kitais ir kabutėse irgi tarnauti, turėtų būti ta bendra tarnavimas. Vakar turėjome kokią paskaitą Šiluvoje apie lyderystę, tarnystę, ir iš tikrųjų ta tikra lyderystė nėra dominuoti ant kitus, bet yra tarnauti, būti naudingi kitiems. Ir čia yra aišku, kiekviena pagal savo statusas, mama, kunigas, vaikas, bet būtent, kad ta šeimos samprata būtų irgi kaip didesnė šeimos bendruomenė. Ir mačiau šiandien iš išorės tą mokyklą tikrai man davė gerai įspūdį, nes vaikai, tėvai, mokytojai buvo visi kartu draugai, sako, kaip šeima. Čia jaučiasi iš karto, tokia gera atmosfera, linksma buvimą, nuo mažo kūdikėlio rankose mamose iki senelio amžiaus žmonės, visi džiaugiasi tokio paprasto dalyko, žaisti kartu, pabūti, draugauti. Tikėkime, nes vis tiek ir kunigas Boscos sakydavo, norite daryti kažką gero, auklite jaunimą, nes bus nauja karta. Norite daryti kažką ir gero ir švento, auklite jaunimą. Neužtenka verti, kad dabartiniu metu daug dalykų nėra geros. Tada auginkim naują kartą geresnę ir pasaulis tikrai pasikeis. Ačiū Jums labai, aš tikiuosi, kad tai ne paskutinis, pirmas, bet ne paskutinis pašnekesys, mes dar tomis temomis pasidalinsim. Ačiū už labai reikšmingas įžvalgas, tikiuosi daugiau dar sužinosim apie itališką kultūrą. Taip. Ir džiaugiamės, kad mes Jūs turim Lietuvoje. Ačiū labai, Sigita, ir klausytojams. Iki.